Sveiki, aš esu Tomas Sakavičius ir čia pateiksiu teorinę medžiagą ir uždavinių pavyzdžius temai 6.2 bandymo baigtys ir įvykiai iš matematika to plus vadovėlio. Prieš pradedant reiktų aptarti, kas yra tikimybinis bandymas. Tai tikimybinis bandymas yra bet koks veiksmas, kurio baigties iš anksto nežinom. Tai iš realaus gyvenimo prigalvot galima pavyzdžių būtų begalę. Pavyzdžiui, metat monetą. Metat monetą, prieš mesdami nežinot, kas bus. Gal iškris herbas, gal iškris skaičius. Pavyzdžiui, metat kauliuką žaidimo. Prieš mesdami jūs nežinot, kaip tai baigsis, ar nežinot, galbūt iškris viena akutė, gal 3, gal 4, gal 6, ar 2, ar 5, nežinot. Galbūt, pavyzdžiui, šaunat iš lanko į taikinį. Prieš šaudami į taikinį jūs nežinot, kas bus, ar pataikysit į taikinį, ar nepataikysit. Ir taip toliau. Tai tų pavyzdžių galima prigalvoti labai daug. Bet vis tiek kiekvienam bandymui tikimybiniam yra ribotas skaičius galimybių baigtis. Tai pavyzdžiui, jeigu aš metu kauliuką, tai aš žinau, kad yra 6 galimos baigtys. Arba iškris viena akutė, arba 2, arba 3, arba 4, arba 5, arba 6. Kitų variantų tiesiog nėra. Tai visos galimos tikimybinio bandymo baigtys yra vadinamos bandymo baigtimis arba elementariaisiais įvykiais. Tai kalbant apie kauliuką, tie 6 galimos baigtys ir sudarytų visus elementariuosius įvykius. Visą tokių įvykių aibę yra įprasta žymėti omega didžiąją. Ir yra svarbi savybė, kad negalima padalinti elementarių įvykių į smulkesnius įvykius. Ir atliekant eksperimentą įvyksta lygiai vienas elementarusis įvykis. Kitaip sakant, jūsų omega turi išsemti visas galimas baigtis. Pažiūrėkime pavyzdį. Tai grįžkime vėl prie to standartinio sienio kauliuko. Mes jį metam ir užrašom, kiek akučių atvirto. Tai pabandykime užrašyti omega, arba tą visų elementarių įvykių aibę. Tai šešiasieninis kauliukas yra tiesiog kubelis, ar ne? Ir ant jo surašyta viena akutė, ten 2 akutės, yra 3 akutės ir taip toliau. Tai galimos baigtys yra šiuo atveju aišku 6, ar ne? Mesdamas tokį kauliuką aš tikiuosi arba pamatysiu vieną akutę iškritusią, arba 2 akutės, arba 3 akutės, arba 4 akutės, 4 akutės, arba 5 akutės, arba pamatysiu galbūt 6 akutės. Kitų variantų aišku aš žinau, kad nėra, ar ne? Labiau susmulkinti aš tų įvykių irgi negaliu. Tai iš tie 6 įvykiai ir sudaro mano elementariųjų įvykių aibę, arba omega. Aišku, nepatogu čia piešnukus braižyti, tai aš tiesiog užkoduosiu. Vieną akutę pažymėsiu vienetuku, 2 akutės pažymėsiu dvejetuku. Ir taip toliau. Tai va šitam pavyzdžiui mūsų elementarių įvykių aibė būtų 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudaryta iš 6 elementų. Galima aišku pasitikrinti, kad visada metant kauliuką įvyks lygiai vienas iš tų įvykių. Negali, pavyzdžiui, iškrist vieną kartą metant kauliuką 2 akutės ir 3 akutės. Visada iškris lygiai, baigsis lygiai vienu iš tų baigčių. Dabar jau galima apibrėžti, kas yra įvykis. Tai tikimybinio bandymo įvykis yra visų elementarių įvykių aibės omega poaibės. Kitaip sakant, tai yra kažkokia kolekcija elementarių įvykių. Sakome, kad elementariai įvykiai arba baigtys priklausantys tam tikro įvykio aibė yra jam palankus. Arba, jeigu kalbame apie baigtis, tai palankios. Ir įvykis laikomas įvykusiu, jeigu įvyko kažkuri iš jam palankių baigčių. Įvykius taipogi įprasta žymėti didžiosiomis raidėmis A, B, C, M ir taip toliau. Grįžkime į praeitą pavyzdį. Ir pabandykime suformuoti keletą įvykių. Tai aš pavadinsiu pirmą mūsų įvykį A. Ir aš pavyzdžiui apibrėšiu jį žodžiu taip. Iškrito lyginis skaičius akučių. Tai pagalvokim, kurios baigtys jam yra palankios šitam įvykiui. Šiuo atveju iškrito lyginis skaičius akučių kada? Iškrito lyginis skaičius akučių, jeigu iškrito 2 akutės, arba iškrito 4, arba iškrito 6. Tai šiuo atveju įvykiui A palankios baigtys būtų 2, 4, 6. Tai šitą aš užrašysiu kaip A lygu, aibė 2, 4, 6. Tai šiuo atveju įvykiui A yra palankios baigtys 3. 2, 4, 6. Kitą įvykį galiu suformuoluoti, pavyzdžiui, B, tarkim, iškrito daugiau nei 8 akutės. Šiuo atveju iškrito daugiau nei 8 akutės, šitam įvykiui palankių baigčių matau apskritai nėra. Tai šiuo atveju rašyčiau, kad B yra tiesiog tuščia aibė. Tai pavyzdžiai 2 įvykių šitam bandymui. Dabar yra tam tikri tipai įvykių ypatingų tokių. Tai pirmas yra būtinasis įvykis.
įvykis lygus visų elementarių įvykių aibė omega. Jam yra palankios visos baigtys, na ir atliekant tikimybinį bandymą, būtinasis įvykis įvyksta visada. Tai grįžtant į mūsų pavyzdį, suformuluoti būtiną į įvykį aš galėčiau, yra daug būdų aišku, bet galėčiau pavyzdžiui taip. Čia ištrinsiu truputį. Pavyzdžiui, suformuluosiu būtiną įvykį B. Iškrito natūralusis skaičius akučių. Tai šiuo atveju aišku, iškrito natūralusis skaičius akučių, man tinka tiek viena iškritus akutė, tiek 2, tiek 3, tiek 4, tiek 5, tiek 6. Aš matau, kad B mano yra, sutampa su omega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai šiuo atveju mano įvykis B, įvykio B aibė yra visa omega. Įvykis B įvyksta visada. Nesvarbu, ar aš išmesiu vieną akutę, ar 2, 3, ar 4, ar 5, ar 6, aš visada pataikysiu į bent vieną elementarų įvykį, ar ne, iš tos aibės, todėl įvykis B įvyks visada. Jeigu grįšiu į įvykį A, įvykis A neįvyksta visada, ar ne, pavyzdžiui, jeigu man iškristų 3 akutės, įvykis A nelaikomas įvykusiu, ar ne, nes jo aibė nepriklauso tas įvykis. Įvykis A įvyksta, jeigu iškrenta 2 akutės, arba 4, arba 6, tada mes laikom tą įvykį įvykusiu, bet jis nėra būtinasis. B yra būtinasis. Galima daugiau būtinų įvykių prigalvoti. Tiksliau kaip juos pavadinti, pavyzdžiui, C galėtų būti įvykis, tarkim, irgi būtinasis, kad iškrito, pavyzdžiui, lyginis arba nelyginis skaičius akučių. Tai šiuo atveju aišku vėl turbūt, kad C yra vėl visas omega. Pastebėkit, kad B ir C įvardinti žodžiu yra kitaip, ar ne? Ne taip pačiai, bet mūsų eksperimento, mūsų bandymo ribose tai yra tas pats įvykis. Tiek B, tiek C apima visą omega, ar ne, tai šiuo atveju B ir C yra tas pats įvykis. Kitam bandymui, kitam eksperimentui, aišku, galėtų būti ne tas pats įvykis. Jeigu ant mano kauliuko, pavyzdžiui, būtų skaičius, tarkim, 1,5, tai įvykiui B jau tas nepriklausytų, tai nebūtų būtinasis įvykis, ar ne. Galbūt kitą eksperimentą galiu sugalvoti, kur į kažkoks elementarus įvykis įvykiui B priklausytų, o įvykiui C ne. Tai čia viskas priklauso nuo konteksto, tai yra nuo bandymo, kurį mes vykdom. Kitas tipas įvykio yra negalimasis įvykis, tai yra įvykis lygus tuščiai aibei ir jam nepalanki nei viena baigtis. Ir atliekant tikimybinį bandymą, negalimasis įvykis niekada neįvyksta. Tai šiuo atveju negalima įvykį, pavyzdį tokią pavadinsiu N, suformuoti galima būtų žodžiu, tai pavyzdžiui, iškrito, pavyzdžiui, 11 akučių. Šiuo atveju iškristi 11 akučių negali, ar ne? Maksimalus mano skaičius akučių yra 6, šiuo atveju N yra tuščia aibė. Ir kad ir kas įvyks vykdant šitą bandymą, šitas įvykis niekada neįvyks. Tai N yra negalimasis įvykis. Vėl daug būdų suformuoluoti, ar negalėčiau rašyti iškrito 12 akučių, iškrito 13 akučių, iškrito, nesveikas skaičius akučių, ar ne, ir taip toliau. Tai suformuoluotam pačiam įvykiui vėl turiu daug būdų. Ir paskutinis tipas įvykių, tai yra priešingieji įvykiai. Tai yra įvykiai, kurių sankirta yra tuščia aibė, o sąjunga yra visų baigčių aibė. Ir įvykiui A priešingą įvykį žymime A su brūkšniu. Ir atliekant tikimybinį bandymą iš dviejų priešingų įvykių visada įvyksta lygiai vienas. Tai grįžtant į mūsų šitą pavyzdį, aš gal ištrinsiu viską, paliksiu tik tą įvykį A, kur iškrito lyginis skaičius akučių. Ir pabandysim jam suformuoluoti priešingą įvykį. Tai įvykio A aibė, jeigu prisimenat, buvo 2, 4, 6. Tai pagal apibrėžimą, priešingo įvykio aibė, pavadinsiu tą įvykį A su brūkšniu, to įvykio aibė bus visi likę elementariai įvykiai, kurie nepriklauso A. Tai šiuo atveju turės būti 1, 3 ir 5. Galima įsitikinti, kad dabar sankirta yra tuščia aibė, o sąjunga yra visas omega. Kaip būtų galima žodžiu šitą įvykį įvardinti? Vėlgi daug būdų. Galėčiau sakyti, pavyzdžiui, kad iškrito 1 arba 3 arba 5 akutės. Tai būtų įvykiai A priešingas įvykis. Galėčiau sakyti, kad iškrito nelyginis skaičius akučių. Irgi būtų priešingas įvykis, ar ne? Tai yra ne vienas būdas tai įvardinti, bet aišku, pabrėžiant tą priešingumą įvykių, aš įvardinsiu, kad iškrito nelyginis skaičius akučių. Tai šiuo atveju pavyzdys jums dviejų priešingų įvykių. Gerai, paimkim sunkesnį pavyzdį. Iš 9 kartų atsitiktinai ištraukiama viena korta ir užrašoma, kokia korta ištraukta.
Na ir yra šitas 9 kortos. Tai pabandykim vėlgi suformuluoti pavyzdžius būtinojo įvykio, negalimojo įvykio ir 2 priešingų įvykių. Tai pirmiausia reiktų užsirašyti, kas yra omega pas mus. Na tai omega vėlgi aš koduosiu kortas tiesiog, pavyzdžiui, kryžių dvejetą užkoduosiu kaip K2. Na ir taip toliau. Širdžių dvejetas, širdžių penketas, vynų septynetas, būgnų šešetas, būgnų dvejetas, kryžių penketas, širdžių devynetas ir širdžių trejetas. Tai mano elementariųjų įvykių visa aibė arba omega yra tokia. Na, būtinasis įvykis turėtų apimti visą ją. Tai būtiną įvykį pavadinsiu B. Na ir suformuoti kažkokį įvykį reiktų. Vėl variantų daug yra, bet aš pavyzdžiui suformuosiu taip, kad ištraukta galbūt arba raudona, arba juoda korta. Ištraukta raudona arba juoda korta. Galima įsitikinti, kad įvykiui B, iš tikrųjų visos baigtys man tinka šitam įvykiui, yra palankios jam. Jei ištrauksiu kryžių dvejetą, bus juoda korta, tinka. Jei ištrauksiu širdžių dvejetą, bus raudona korta, irgi tinka. Na ir taip toliau. Tai šiuo atveju B yra lygu omega, na ir B yra būtinasis įvykis. Būtinasis. Kad ir kas įvyks bandymo metu, šitas įvykis irgi įvyks. Na, pabandykim pavyzdį negalimojo įvykio suformuluoti. Na, tai negalimasis įvykis vėl variantų labai daug. Bet vienas pavyzdys galbūt būtų, kad pavyzdžiui ištrauktas, ko čia tarp šitų kortų nėra, pavyzdžiui ištrauktas tūzas. Ar ne? Tai įvykis negalimasis, N pavadinsiu, ištrauktas tūzas. Matau, kad šito bandymo kontekste tūzų apskritai nėra, tai aš ištraukti jų ir negaliu. Reiškia, N yra tuščia aibė, na ir N yra negalimasis įvykis, yra negalimasis įvykis. Pavyzdžių daugiau yra, pavyzdžiui, ištraukta žalia korta, ar negalėtų būti, ištraukta mėlyna korta, ištrauktas karalius, pavyzdžiui, ar ne. Ištraukta korta, kurios vertė daugiau nei 10. Na ir taip toliau. Tai tų variantų yra daug. Gerai, dabar pabandykim suformuluoti 2 priešingus įvykius, kažkokius, netrivialius. Tai paimkim, pavyzdžiui, įvykis A. Na, tebūnie, kad ištraukta raudona korta. A yra ištraukta raudona korta. Na, tai turbūt iš konteksto aišku, jeigu kortos pas mane yra raudonas ir juodas, tai priešingas įvykis, kad ištraukta raudona korta, bus, kad ištraukta juoda korta. Tai iš karto galiu pasirašyti, kad įvykis A priešingas bus ištraukta juoda korta. Na, bet pabandykim pagal apibrėžimą įsitikinti, kad tikrai čia yra priešingi įvykiai. Tai įvykiui A palankių baigčių aibė kokia būtų? Na, jeigu raudona korta ištraukta, tai man tinka širdžių dvejetas, širdžių penketas tinka būgnų šešetas, būgnų dvejetas, širdžių devynetas, širdžių trejetas. Tai čia yra įvykio A aibė, ar ne? Tai pabandysiu surašyti širdžių dvejetas, kas ten toliau širdžių penketas, tai būgnų šešetas dvejetas. Taip, ir širdžių 9 ir 3. Tai šiuo atveju palankios baigtys yra tokios. Na, įvykiui A priešingas arba ne A, palankios baigtys kokios būtų. Na, šiuo atveju ištraukta juoda korta, kryžių dvejetas, ištraukta juoda korta, vynų septynetas, ištraukta juoda korta, kryžių penketas. Tai šiuo atveju palankių elementarių įvykių arba baigčių aibė įvykiui ne A būtų taip, kryžių 2, vynų 7 ir kryžių 5. Na, iš tikrųjų galima įsitikinti, kad sankirta jų yra tuščia, tas turbūt matosi, bendrų elementų tarp šitų dviejų aibų nėra. Reiškia, A sankirta su A priešingu arba ne A yra tuščia aibė. Na, o jeigu paimsiu sąjungą, A sąjunga su A priešingu, na, matau, kad man gausis vėl visos 9 kortos, šiuo atveju omega. Tai kadangi šitos dvi aibės tenkina šitas 2 sąlygas, aš žinau, kad tie įvykiai yra priešingi. Na, tai va, toks pavyzdys sudėtingesnis truputėlį. Gerai, eikim toliau.
į uždavinių pavyzdžius, kokius galėtumėt sutikti vadovėliai. Tai pirmas uždavinys toks. Moneta metama 2 kartus ir užrašoma, kuria pusė jie atvirto. Užrašykite visų bandymo baigčių aibę ir įvykiui A atvirto bent vienas herbas palankių baigčių aibę. Na tai vėl, reiktų pirmiausia išsiaiškinti, kas čia vyksta. Ne, aš metu monetą, tai moneta negali iškristi herbo arba skaičium, čia iš konteksto aišku. Jeigu jinai metama 2 kartus, ir kokios galimos baigtis apskritai yra. Na tai šiuo atveju mano omega bus sudaryta iš sekų kokių. Na, galėjo iškrist pirmą kartą skaičius ir antrą kartą skaičius, tai SS. Galėjo iškrist pirmą kartą skaičius, antrą kartą herbas, SH. Galėjo atvirkščiai iškrist herbas pirmą kartą ir skaičius antrą kartą. Na, arba galėjo abu 2 kartus iškrist po herbą. Tai šiuo atveju mano elementarių įvykių aibė yra tokia, sudaryta iš 4 elementų. Na ir įvykiui A, kad atvirto bent vienas herbas, palankių baigčių aibė kokia būtų. Na, matau, kad atvirto vienas herbas, kai iškrito skaičius herbas, iškrito vienas herbas, kai iškrito herbas skaičius, na, iškrito 2 herbai, kai iškrito 2 herbai, ar ne, bet čia irgi yra bent vienas atvirtas herbas. Tai šiuo atveju įvykiui A, palankių baigčių aibė būtų tokia, SH, HS ir HH. Eikime į kitą uždavinį. Vienu metu išmetamas standartinis šešiesieninis lošimo kūliukas ir moneta. Tuo metu užrašoma, kiek akučių atvirto ir kuria pusė į viršų atvirto moneta. Užrašykite visų bandymo baigčių aibę. Suformuokite būtinojo įvykio pavyzdį, negalimojo įvykio pavyzdį ir pateikite priešingųjų įvykių pavyzdį. Na tai, gal pirmiausia reiktų išsiaiškinti, kas čia vyksta. Tai šiuo atveju aš metu monetą, kuri vėl gali iškristi herbu arba skaičium. Na ir metu tada šešiesienį kūliuką kartu, ar ne, žiūriu, kiek ten iškrito. Gal ten 1 akutė, gal 2, gal 3, gal 4, gal 5, gal 6. Na tai, kadangi čia iš esmės vykdau vieną bandymą, ne, bet kaip ir 2 atskiri dalykai yra, aš galiu užpildyti lentelę su galimam baigtim. Lentelę būtų patogu pildyti tokią. Taip, čia reiks man daugiau vietos. Taip, turbūt užteks. Na ir toje lentelėje galiu pasirašyti, kas įvyko su moneta ir kas įvyko su kūliuku. Tai čia viršui rašysiu, kas įvyko su kūliuku, o pačioje rašysiu, kas įvyko su moneta. Na tai moneta galėjo iškristi herbo arba skaičių, kaip sakėm, ar ne. Na, kūliukas galėjo iškristi 1 akutė, 2 akutėm, 3 akutėm, 4, 5 arba 6. Na, į šitą laukelį rašysiu, kas įvyko, jeigu iškrito moneta herbu, o kūliukas vienetu. Tam laukelį, pavyzdžiui, rašysiu, kas įvyko, jeigu skaičium iškrito moneta, o kūliukas 4 akutėm. Na tai tos baigtis aš koduosiu paprastai tiesiog, kas įvyko su moneta ir kas įvyko su kūliuku. Tai čia H1 bus, čia bus H2, čia H3, čia H4, čia H5, H6, čia S1, S2, S3, S4, S5, S6. Tai šiuo atveju mano elementarių įvykių aibė būtų tokia H1, H2, H3 ir taip toliau iki S6. Tai gražiai užrašykim, tai omega yra lygu H1, H2, H3, H4, H5, H6, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Tai matau, kad mano elementarių įvykių aibė sudaryta iš 12 elementų. Na ir pabandykim dabar suformuoti būtiną įvykį, negalimą įvykį ir 2 priešingus įvykius. Na tai būtinasis įvykis vėl suformuoti galima visaip ar ne, bet aš paimsiu, pavyzdžiui, būtiną įvykį B pavadinsiu. Na, pavyzdžiui, galėtų būti, kad jeigu kalba eina apie kūliuką, ne, pavyzdžiui, tai kūliukas atvirto daugiau, pavyzdžiui, daugiau nei 0 akučių. Na tai žiūrint į mano baigtis, į monetą šiuo atveju man nelabai svarbu, ne kas iškrito. Jei iškrito 1 akutė, tai aišku daugiau nei 0, man tinka šita baigtis, jei iškrito 2 akutės, tai daugiau nei 0, tinka šita. Na ir taip toliau tiks man viso su herbu, taip pačiai su skaičium neįtakoja man moneta šitą vietą. Jeigu iškrito 1 akutė, tai tinka, jei iškrito 2, tai tinka. Na ir aš matau, kad šiuo atveju įvykis B iš tikrųjų išsėmė visą omega. Tai įvykis B yra šiuo atveju būtinasis. Kitaip sakant, B yra lygu omega. Na, norint suformuluoti dabar negalimą įvykį,
Na, turiu sugalvoti kažką, kas negali įvykti. Tai negalima įvykį pažymėsiu N raidę. Na, tai pavyzdžiui galėtų būti, matau pavyzdžiui, kad moneta, arba gerai, vėl apie kauliuką, jeigu kalbant, nėra pavyzdžiui 7 akučių. Tai mano negalimasis įvykis galėtų būti pavyzdžiui toks, kad kauliukas atvirto 7 akutėm. Matau, kad, tiesiog nėra palankių įvykių, ar ne? Niekur netvirsta 7 akutės, tai šiuo atveju aibė šito įvykio yra tuščia. Tai yra negalimo įvykio pavyzdys. Galima daugiau aišku sugalvoti. Atvirto 8 akutės, atvirto 9 akutės, atvirto daugiau nei 100 akučių ir panašiai. Na ir jeigu 2 priešingus įvykius kažkokius sugalvoti įdomesnius, tai galėtume pavyzdžiui, jeigu apie monetą kalbam, galima apie monetą pakalbėti. Tai pavyzdžiui, A įvykis galėtų būti, kad moneta atvirto skaičiumi. Tai šiuo atveju įvykiui A palankios baigtys kokios būtų. Įvykiui A palankios baigtys būtų tokios, kur moneta atvirto skaičium. Tai šiuo atveju skaičium atvirto kai S1, kai S2, S3, S4, S5, S6. Tai šiuo atveju taip ir surašysiu S1, S2, S3, S4, S5, S6. Tai iš konteksto turbūt aišku, kad moneta jeigu atvirsta skaičium arba herbu, tai jeigu priešingas įvykis, kad atvirto skaičium, tai atvirto herbu. Tai A priešingas galėčiau rašyti, kad tai yra, kad moneta atvirto herbu. Čia galima įsitikinti, kad palankių įvykių aibė būtų H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ir vėl sankirta yra tuščia aibė, o sąjunga išsėmė visą omegą. Tai šiuo atveju tai yra priešingi įvykiai. Galima kitų pavyzdžių sugalvoti. Pavyzdžiui, galėtų būti įvykis koks nors C, pavyzdžiui, kur yra moneta iškrito, pavyzdžiui, daugiau nei 2 akutėm, ar ne. Tai priešingas būtų iškrito mažiau arba 2 akutėm, ar ne. Ir panašiai. Tai tų vėlgi priešingų įvykių porų galima sugalvoti daug. Tai būtų tokie uždaviniai, tipiniai, su kokiais galite susidurti vadovėliai. Tai šiam kartui tiek, ačiū už dėmesį.